Sveiki, šiandien noriu Jums papasakoti istoriją, kuri prasidėjo prieš 6 mėnesius, kai suradome savo svajonių namus. Tiesa, tada jie buvo dar tik stogas, langai, durys ir dulkėtos sienos, bet mes su vyru susižvalgėme ir tiesiog žinojom, čia norime kurti mūsų šeimą. Ir tai prasidėjo namo įrengimo procesas, o su juo labai daug įvairių patirčių, apie kurias šiandien ir noriu Jums papasakoti šiame video. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not give in. Beje, jeigu apie naujus video norite sužinoti pirmi, tada nepamirškite prenumeruoti 120% YouTube kanalą, kur kas 2 savaitės pasirodo po naują video. Per pastaruosius mėnesius esu prikaupusi visokiausių akimirkų susijusių su mūsų namo progresu ir kiekvieną kartą kažko pasidalinus Instagram'e vis sulaukiu kalno žinučių ir visokių klausimų, todėl nusprendžiau, kad jau laikas viską sudėti į vieną video ir papasakoti Jums šią istoriją nuo pradžių. Kodėl išsirinkome šį namą? Viskas prasidėjo 2018 m. spalį, kai pirmą kartą įžengėme į namą ir iškart pasijautėme lyg namuose. Namas yra Vilniaus rajone, 15 km iki Vilniaus centro, 150 kvadratinių metrų, naujos statybos su daline apdaila, su 10 arų sklypu tarp kalvų. Kadangi taip jau nutiko, jog šeimoje turime hobių, kurie reikalauja labai daug vietos, mes buto ar kotedžo svarstyti tiesiog negalėjome. Laukti 2 metus, kol pasistatys namas, atrodė irgi nelogiška, nes tuo metu turėtume mokėti įvairių patalpų nuomą, todėl mes ieškojome namo, kuris būtų arba pilnai įrengtas, arba su daline apdaila. Ir nors vidus iškart rėkė, kad čia yra mūsų namai, bet mes su vyru turim ir tą racionalią pusę, o aš dar turiu ir tėtį, kuris vykdo statybų auditą, todėl pradėjome nuo namo patikrinimo. Ir gerai, kad tai padarėme, nes radome broką 6 vietose, tai pardavėjas arba nuleido kainą, arba sutvarkė broką. Retas būstas, kuris neturės kažkokio broko, todėl būtinai skirkite laiko viską apžiūrėti su specialistais. Atlikus statybų auditą aiškinomės dar eilę dalykų, o jau po to pradėjome derinti sutartį ir tai darėme su advokatu, nes norėjome, kad sutartis saugotų ne tik pardavėją, bet ir mus. Tai viską sudėjus turbūt nebuvome pats lengviausias pirkėjas, bet pasirašinėdami sutartį ir duodami avansą mes tai darėme labai ramia širdimi. Geriausias sąlygas paskolai su individualia veikla ir įmonėmis mums pasiūlė SEB bankas. Jis žiūrėjo tikrai labai lankščiai, jo vadybininkė dėl mūsų nekartą derino sąlygas su komitetu ir apskritai matėsi, kad labai stengiasi. Ir tokioje situacijoje, pavyzdžiui, Swedbanko ir Luminoro aš apskritai rekomenduoti net negalėčiau, nes jų siūlomos sąlygos, bendravimo tonas ir neprofesionalumas mums buvo tiesiog nepriimtini. Na ir ką, tai po kelių ilgų mėnesių gavome raktus. Nauji namai, dar nelabai panašus į namus, bet jau svetainė. Šiek tiek jau laimės. O neilgai trukus sužinojome, kad šis namas mūsų rado pačiu laiku, nes į jį įsikelsime jau nebe vieni. Jeigu šis video patinka, nepamirškite spausti like, nes man tai reiškia labai daug ir tai apskritai yra mano didžiausia motyvacija kurti tokius video ir toliau. Man pati pradžia buvo pati sudėtingiausia, nes tam, kad statybininkai pradėtų darbus, jiems reikėjo brėžinių, o kad mes juos galėtume su dizainerėmis pasiruošti, reikėjo sužinoti atsakymus į labai daug klausimų vienu metu. Tai nuo sausio vidurio pradėsim visus darbus, o ne kasyti. Laukia daug visokių malonių detalių. Tikiuosi. Todėl pradėjome nuo Pinterest boardo, kuriame saugojame mums patinkančias idėjas visoms erdvėms. Tada draugė peržiūrėjus visas idėjas ir apkalbėjus kiekvieną erdvę, tapo daug aiškiau, link kokio namų interjero judėsime ir kaip tai gyvendinsime savo name. Gan greitai supratome, kad norime baltų šilto medžio su aukso elementais namų, todėl pradėjome nuo grindų pasirinkimo, nes jų atspalvis padiktuos ir kitas spalvas. Pasirinkome klijuoti vinilo grindis, nes tai buvo geriausias sprendimas mūsų namui, su šildomom grindim, dideliu šuniu ir atsirasiančiu vaiku. Bandom nuspręsti, kaip čia viską suderinti ir bandom įsivaizduoti,
kaip viskas atrodys. Šiame etape taip pat nusprendėme, kad įsirengsime rekuperaciją ir kondicionavimo sistemą, kur ir kokie elektroniniai įrenginiai statysis ir kam naudosime kiekvieną erdvę dabar ir ateityje. Ir taip su dizainerių pagalba gimė funkcinis planas, kuriame labai aiškiai matosi, kas ir kur kokioje erdvėje stovės. Po funkcinio plano tada jau galima dirbti ir prie elektros plano ir lubų plano. Turiu jums keletą patarimų. Geriau daugiau elektros lizdų nei mažiau. Atidžiai peržiūrėkite, kur ir koks apšvietimas yra suplanuotas ir ar jo tikrai kiekvienoje erdvėje yra pakankamai. Lubų aukštis turi būti suderintas su tais, kurie įrenginės rekuperaciją ir kondicionavimo sistemą. Taip pat atkreipkite dėmesį į durų atsidarimo kryptį vienoje erdvėje, kad ji būtų vienoda. Ir jeigu turite labai aiškę viziją, tai dizainerių po šio etapo, kai pasiruošite brėžinius, greičiausiai jų ir nebereikės, arba reikės tik vienkartinėms konsultacijoms. Ir paskutinis, nepamirškite, kad šituose namuose gyvensite jūs, o ne dizaineriai, todėl nuomonėm išsiskyrus jūsų žodis turi būti paskutinis. Na, o statybos darbus pradėjome nuo papildomo stogo apšiltinimo, kuris yra daromas A+ klasės namuose. Ši dalis užtruko labai trumpai, nekainavo daug, tarnaus ilgus metus į priekį ir mūsų lubos apskritai dar net nebuvo pabaigtos, tai kodėl tuo nepasirūpinus. O kol vyko pirmieji darbai, išsirinkome savo vonę, praustuvus, maišytuvus, tualetus ir dušą. Čia jau didžioji vonioje stovi tualeto dalis. Jau aiškėja, kur atsidurs vonia. Čia bus tokia apvalė, kur statysis ant paviršiaus. Čia mažoji vonia, tualetas, čia bus dušas ir čia dar bus kriauklė. Name buvo išvedžiota elektra. Išgriovėme kelias nereikalingas sienas. Padarė normalų praėjimą. Tai šitas duris reikia visiškai naujai daryti, nes norėjom, kad iš Katrinės, kur bus skalbimo mašina ir džiovyklė, būtų galima lengvai nueiti į pagrindinę erdvę. Taip pat labai uždarą tamburą pakeitėme į daug atviresnį, su tokia didelė arka, kurioje galų gale atsidurs baltos durys su stiklu. Po to išvedžiota rekuperacijos sistema, o po jos įrengta ir kondicionavimo sistema, kuri yra tokia labai subtili ir neturinti tų visų grozdiškų įrenginių, kuriuos paprastai galima surasti, kai yra įrengtas kondicionavimas. Taip pat išsirinkome ir įsirengėme savo svajonių židinį – kapsulę su apdaila. Norime maksimaliai išnaudoti visą namo erdvę, todėl įsirengėme ir sandarų liuką į namo palėpę. Tuomet visame name susidėjo ir lubos. Na, o po to atėjo laikas užpildyti ir virtuvės erdvę. Pabendravę su 3 įmonėmis ir išsirinkome mums labiausiai patikusius baldininkus. Su jų pagalba susiplanavome visą virtuvės išdėstymą, stalčius, dureles, lentynas, stiklinės dalis. Taip pat išsirinkome filingą spintelių fasadui, stalviršį, sistemas, kurios bus integruotos į stalčius ir dureles. Tie patys baldininkai mums gamins ir vonios baldus ir visas šis procesas gali užtrukti iki 3 mėnesių, todėl svarbu nesusivėlinti, nes gali būti ir visokių vėlavimų. Šiek tiek daugiau apie mūsų pirmą vizitą pas baldininkus pasakojau savo pajūrio vloge, tai jeigu įdomu, įsijunkite tą video ir rasite daugiau informacijos. Na, o po to sekė buitinės technikos pasirinkimas. Tai orkaitė, kaitlentė, indaplovė, šaldytuvas, šaldiklis, gartraukis, skalbimo mašina, džiovyklė. Ir taip, tai yra viena brangiausių dalių, bet kartu ji tarnaus ilgą laiką. Ir dėl tos priežasties tikrai šioje vietoje netaupėme, rinkomės patogią, lengvinančią gyvenimą ir labai kokybišką buitinę techniką. Taip pat išsirinkome daug įvairių detalių, plyteles, sienų spalvą, šviestuvus, veidrodžius, vidinės namų duris. Taip pat įdėjome naujas medinės lauko duris. Nusprendėme, kaip per pavasarį ir vasarą pasidarysime paviršinį sklypo drenažą, kiek trinkelių užsiklosime, kad tilptų ne tik mūsų automobiliai, bet ir svečių. O prie namo jau spėjome išsikelti ir Vytį, kuriam yra paskirta pati garbingiausia sklypo vieta. Atrodė, kad viskas einasi tikrai labai sklandžiai iki to momento, kada beveik viskas jau buvo paruošta grindų klojimui, sienų dažymui ir staiga pradėjo byrėti sienų tinkas po visų gravimų ir vibracijų. Ir taip išaiškėjo sienų brokas. Šitos sienos labai gerai matosi, kiek visko turės išsidaužyti, nusiimti iki pat tų plytų ir dėtis iš naujo. Ir lauk, kol viskas vėl išdžius. Tai tokios naujienos. Nu,
Bet vienas visos šitos situacijos pliusas turbūt yra tas, kad sužinojom dabar, kai namas dar tik buvo ruošiamas dažymui ir grindų klojimui, o ne, pavyzdžiui, po 2 metų, kai viskas jau yra įrengta ir tiesiog pradeda byrėti sienos. Tai gerai, kad susitvarkysim dabar tiesiog, kad šiek tiek nusikels visas įsikelimas. Tai net ir šitoje situacijoje kažkuria prasme galima išvelgti gerąją pusę. Ką galėčiau patarti įrengimui? Šeimoje būtų gerai pasiskirti vieną žmogų, kuris bus atsakingas už visą šį procesą. Nesugaudyti tas detalės jau savaime yra labai sudėtinga, bet kai dar vienas žmogus atsako už vieną, kitas žmogus atsako už kitą, kartais ta informacija prasilenkia, įvyksta visokių nesusipratimų. Tai kad to išvengtumėt, geriausia yra pasiskirti kažkokį atsakingą asmenį šeimoje, kuris nuo šiol rūpinsis tuo visų statybų procesu ir žinos visas tas detalės vienas. Ir savo Instagram'e esu papasakojusi daugiau, kaip mūsų šeima tai sprendė. Labai daug laiko sutaupė be priekaištų dirbantys apdailos statybininkai ir darbų priežiūros vadovas. Tačiau į namą važinėti vis tiek tenka labai dažnai ir jeigu jums leidžia darbas, patarimas būtų visus susitikimus tartis ne per kamščius, ne vakare, ne ankstyvais rytais, bet dienos metu. Gavus kainos pasiūlymą, taip pat būtinai pasvarstykite ir kitas alternatyvas, paieškokite kitų tiekėjų, palyginkite. Galite nustebti, kaip stipriai kartais skiriasi kainos. Taip pat turėkite galvoje, kad mažesnių miestų įmonės dažnai gali pasiūlyti greitesnės paslaugas ir mažesnės kainas, jeigu tik turite tam laiko ir kantrybės. Ir labai svarbu yra suvokti, kad daug asmeninių lėšų reikalauja ne tik namo įsigijimas, bet ir jo įsirengimas. Paskolą bankas suteikia įvertinus pabaigtą namą arba atlikus tarpinius įvertinimus. O iki tol visi avansai ir mokėjimai turės būti padengiami jūsų asmeninėmis lėšomis. Bet svarbu nebijoti su visais kalbėtis dėl tų lankstesnių sąlygų, nes labai dažnai tikrai įmonė sutinka ir išskaidyti tuos mokėjimus, juos padalinti, kartais paimti mažesnį avansą, dalį pinigų gauti jau po paskolos gavimo. Ir bendraukite su statybininkais, nes kartais jie turi tikrai visai gerų pasiūlymų, kartais padeda suprasti, kad kažko dar neapgalvojome, kažkuo reikia pasirūpinti, o kaip surasti visam tam jėgų. Na, turiu pripažinti, kad namo įsirenginėjimas, įsikėlimas ir vaiko atėjimas į šeimą tuo pat metu tikrai nėra labai paprastas laikas, bet tai nereiškia, kad neįmanomas. Greičiau gal net labai motyvuojantis, nes turite labai aišku terminą, iki kada viskas turi būti atlikta. Taip pat labai daug įkvėpimo ir jėgų suteikia pats namas savaime, į kurį kiekvieną kartą atvykus sugrįžta ta ramybė ir žinojimas, kad čia yra ta vieta, kur mes norime gyventi ir kur jausimės kaip namie. Nesvarbu, ar tai butas, ar kotedžas, ar renovuojatės, ar statotės namą, ar įsirenginėjate apdailą, visi pasakys, kad tai yra didelis projektas ir didelis išbandymas, ypač tai darant pirmą kartą. Todėl namai, kuriuose gyvenimo laukiate, ir bus pats didžiausias motyvacijos šaltinis statybų metu. Tai didžiausias patarimas, kurį turiu – rinktis namus, į kuriuos užėjus apima tas geras namų jausmas, o visą kitą išspręsite pakeliui. Tikiuosi, kad šis video buvo įdomus ir informatyvus. Ačiū, kad skiriai tiek laiko ir nepamiršk prenumeruoti bei spausti like, jeigu nori pamatyti daugiau tokių video kaip šis, o mes susitiksime jau greitai. Ir vėl 120% ritmu. Iki!